Sveiki visi, su jumis MJ Taro ir darysiu būrimuką avinams, kokia bus šių metų vasara avinam. Pradėsime. Taip, vasara avinam. Darbe finansuose, meilės srity, su artimaisiais ir draugais, kokia bus vasara. Kokios bus nuotaikos šią vasarą avinams ir kas nustebins avinukus šią vasarą. Toliau. Paimsim kitą kaladę. Darbas ir finansai avinams šią vasarą 2024. Meilė ir santykiai šią vasarą. Artimieji bei draugai, bendravimas koks jis bus su jais šią vasarą avinams. Kokios bus nuotaikos avinams šią vasarą ir kas nustebins avinukus šią vasarą. Dar viena kaladė. Darbas finansai avinukams šią vasarą. Meilė ir santykiai. Bendravimo su artimaisiais ir draugais šią vasarą avinukam. Kokios bus nuotaikos ir kas nustebins. Taip pat ištrauksim 2 orakulus. Šios vasaros pamoka avinukam. Kažkodėl man norisi jūs mažyvinių žodelių vadinti. Gerai. Ir keliaukim su darbu ir finansais. Pradžioje vasaros galite užmegzti tvirtą darbinį ryšį. Nusimato nauja sąjunga. Kai kuriem dar atskirai gali būti kaip papildomos galimybės užsidirbti, naujos galimybės užsidirbti. Ir pačios kortos išslydo tiesiog iš rankų. O pakabintas jis yra čia todėl, nes reikalai gali atrodyti kartais, kad neina taip sklandžiai, kaip turėtų. Kodėl? Dėl to, nes jums reiks keisti požiūrį. Ir pakovoti dėl savo idėjų. Jums reiks labai tvirtai stovėti už savo idėjas ir gali tai būti, kad taip, kol jūs už savo kažkokias idėjas kovosit, tarsi reikalai taip greit į priekį ir neeis.
Tačiau pas jūs ryžtas pats iš save turėtų būti toks kaip tik labai aviniškas, toks užsidegimas jaustis darbiniai sferai ir su finansais. Galbūt dar su tuo partneriu gali būti kažkokia tai trintis, kažkokie tai vizijų nesutapimai, nes kitas asmuo darbiniai sferoje arba tiesiog finansuose bendrai paėmus, jis visą vasarą kažkur tai šalia jūsų figūruos. Bet bendrai paėmus, nematau aš kažkokiu tai, ar net, sakykime, finansuose didelių tai nuostolių. Gali būti netgi kažkoks naujas šansas užsidirbti. Toliau meilės santykiai. Atrodo iš tiesų gan audringai. Tiems, kas yra vieniši, tai gali būti, kad ieškosit savo to tokio idealaus varianto santykiams, meiliai ir neapsistosit ties mažiau. Dėl ko gali būti, kad, pavyzdžiui, vasarą tikrai ne su vienu žmogumi eisit į pasimatymą. Nes nesinorės apsistoti ties mažiau, negu jums atrodo, kad jūs esat vertas ar kad jūs galit turėti. Tiems, kas yra santykiuose, norėsit savo antrą pusę, kaip čia pasakyti, užkariauti. Tarsi padaryti taip, kad tai antrai puseliai būtų gerai, kad jinai pasijaustų kaip karalienė. Jeigu esat moteris, tai galit, kaip ir perverst atvirkščiai. Norėsis palepinti savo vyrą taip, kad jis jau pamestų dėl jūsų galvą galutinai. Gerai, toliau. Artimieji bei draugai. Gali būti kažkokiu tai kovų dėl idėjų. Gan aršiai norėsis išlaikyti savo poziciją. Tai dar noriu pažiūrėti patikslinimą. Taip, ir dar vienas pažas. Ta našta yra būtent ta, kad gali tekti įrodinėti savo idėjas vėl ir vėl ir vėl. Kažką pasakau artimiesiems arba draugams, jie suabejoja ir aš vėl bandau įrodyti, kad aš galiu užkariauti pasaulį, aš einu tą teisingą linkme ir man visos durys atviros. Čia gali nutekėti labai daug energijos. Neįrodinėkit niekam nieko, mano būtų toks patarimas.
kažkas iš artimųjų arba draugų gali galvoti, kad jūs esat per mažai patyręs, kad gerai žinotumėt, kaip daryti tam tikrus dalykus, ką jūs jau darot, ar tuos, kuriuos planuoja daryti. Bet vėlgi priminsiu, nekovokit, neįrodinėkit. Toks būtų kaip patarimas. Darykit tai, kas jums daros tuo metu, o kiti, taip sakant, tegu šneka. Nes čia bus kitaip dideli energijos nuostoliai. Nuotaikos. Nuotaikos tokios, kad atrodys lyg ir vėl kažkas tai išslydo iš rankų, vėl kažkas užsibaigė, kažkas apšnekėjo, sudvėjojo manim. Ir šitą kortą rodo, kad jūs tarp kitko vis tik paimsit į širdelę. Bet kortos tai rodo dabar. Jūs turit visą galią tai pakeisti. Rodo, kad imsit į širdelę tai, ką jums sakys kiti. Ir norėsis ieškoti tų raktų, kad kaip padaryti, kad būtų gerai visur. Ir kas kart, kai nepasiseks arba neva tai kitų akim nepasiseks, jūs į tai labai sureaguosit aistringai. Ta prasme, kad labai jau paimsit į širdį. Būkit geri, pakeiskit šitą punktą. Tai yra jūsų galioje. Neapsikraukit jūs taip. Kas nustebins? Kai kurios gali nustebinti vyresnio amžiaus vyras arba vadovas. Kažkokiu tai netikėtų pareiškimu. Taip pat gali nustebinti kažkokia tai didelė šventė arba kažkokia tai finansinė nauda. Galbūt kažką laimėsit. Galbūt gausit didesnį priedą negu įprastai. Galbūt tam tikrų momentų tas toksai šansas. Nežinau, kodėl man nori sakyti, kad čia yra šansas. Nors čia toks labiau kaip stabilumas, bet aš tai labiau kažkodėl matau kaip šansą. Šiuo metu. Šansas įeiti į gausą ir stabilumą. Tai tai jūs nustebins. Kažkas netikėto gali nutikti taip pat pagal tą tokią karminę liniją. Sakykime, jums kažką blogo padarė kažkoks tai žmogus ir taip netikėtai jūs sužinot, kad kažkas tai tokio atsitiko ir tam žmogui. Tarsi apsisuko stalas. Tai tokios naujienos jūs dar gali nustebinti.
Ir pamoka avinams šią vasarą klausykis patarimo. Vedimas reikalingas norint pereiti gyvenimo vandenyną ir naujas mėnulis, naujos pradžios. Noris pasakyti, kad atkreipkite dėmesį tai, kas vyks per jaunatis, kai bus mėnulio jaunatis. Ir jau kaip turbūt supratot, daug žmonių jums kalbės, ar ne tik darbe, finansuose bus partneris, kuris kalbės, artimieji daug kalbės. Vėlgi santykiuose, ar esat vienišas, ar net, panašu, kad nelabai išsiskirsit, visur bus šalia jūsų žmonės šią vasarą, būsit apsupti žmonių. Klausykit patarimo. Tačiau čia bus svarbu išfiltruoti, ką man sako kiti žmonės. Nes jeigu jūs imsit į galvą viską, ką jums sako, tai taps našta. Jums reikės išfiltruoti tas šnekas, klausykit darbe partnerio. Gali duoti naudingų patarimų, galbūt antroji pusė duos naudingų patarimų. Ir tai jums padės išvairuoti tą tokį gyvenimo laivą. Per čia gali ateiti įdomios pamokos ir suvokimai. Tai va, sėkmės avinukam šią vasarą ir iki.